Sveikučiai! Šiandien mano kepsninėje skaniai parūkyti kiaulienos nugarinės pjausniai su kauliuku ir traškia oda. Prieskonius naudosiu standartinius, tai yra druska, juodi pipirai, granuliuoti česnakai ir truputis kajeno pipirų. Šiandien noriu išbandyti ne naują skonį, o naują kepimo būdą. Kaip pasiekti traškią odelę. Šviežios kiaulienos nugarinės pjausnių su oda ir kauliuku ne visada rasi parduotuvėje, bet galima rasti šaldytų. Kepant mėsą tokiu metodu reikia padaryti vieną gudrų dalyką. Reikia tą riebalą tiesiog įpjauti iš abiejų pusių, paliekant apie centimetrą kažkur storio prie odos. Ir tai yra daroma dėl to, kad galima būtų plokščiai padėti tą kepsnį, kad odelė kepant turėtų kontaktą su kepimo paviršiumi. Tai visų pirma, ta oda turės progą prikepti, o kitas dalykas, kad jinai veiks kaip šilumos izoliacija, kad neperkeptų nugarinė. O kad kepant tie kraštai neužsiraitytų, tai naudoju dar metalinius iešmus. Įdedu po vieną iešmą prie odos į tą riebalą, kuris likęs yra, ir reikia tiesiog pataikyti, kad liktų atstumas ir tarp odos, ir tarp kepsnio. Tai tiesiog kuo lygiau tą padarysit, tuo bus geresnis rezultatas. Jeigu jūsų kepsnys yra storesnis, tai galima naudoti ir po 2 iešmus vienam tam kepsniui, bet mano yra pakankamai ploni, tai užtenka vieno. O toliau tiesiog paprieskoniuoju mėsą pasidarytų prieskonių mišiniu, tai kadangi kepu iš karto, nelaukdamas, tik tai palauksiu, kol kepsniniai kais, tai dedu šiek tiek daugiau tų prieskonių, dalis jų tiesiog nubirės arba nuvarvės kartu su riebalais, tai nebus per daug. Bet jeigu norit marinuoti ilgesnį laiką, tai dėkit prieskonių šiek tiek mažiau ir prieskonius galit naudoti tuos, kurie jums patinka. Man ši idėja labai patiko ir labai norėjosi išbandyti, tai tą dabar ir padarysiu. Kuriu kepsninę ir šį kartą kepsiu didesniai kepsniniai, nes tiesiog iešmai netelpa į mažą, nors lygiai taip pat galima iškepti ir mažame kamade, jeigu turit mažesnius iešmus. Anglims įsidegus dedu dar medienos pagaliukų, nes noriu, kad pasirūkintų truputį mėsa, dedu tą sistemą, o kepimui naudosiu kietos plokštumą. Plokštuma gali būti kaip mano apvali, arba tiesiog ta pusmėnulio formos, tai neturi reikšmės. Svarbu, kad būtų paviršius, ant kurio galima būtų padėti tą odelę į apačią kepsnius. Kepsnius dėsiu tiesiog ant aliejaus, kad geresnis būtų kontaktas iš karto ir labai svarbu juos švariai nuvalyti, kad nebūtų prilipę prieskoniai, nes prieskoniai yra linkę svilti. O kepsnius dedu dar ant šaltos plokštumos, kad turėtų laiko išsiskirti riebalas. Kadangi kepsniai nėra dideli, tai kepimas bus pakankamai greitas, tai turėtų būti mažiau negu valanda ir tam nereikia aukštos temperatūros. Iš karto uždėjęs, šiek tiek sumažinu ir maždaug laukiu, kol kepsninė pasieks apie 130–140 laipsnių. Bet per tą laiką atsitiko toks nenumatytas dalykas, tiesiog tie kepsniai šiek tiek suminkštėjo ir nebesilaiko, tai panaudojau dar vieną iešmą, tam, kad tiesiog jie vertikaliai stovėtų. Panašiu būdu esu kepęs šoninę su traškia oda ir tikrai neblogas rezultatas. Tai tik tai ką dar supratau per laiką, kad nereikia aukštos temperatūros, tiesiog reikia laiko, kad ta odelė priskrustų. Tai kepu pamažu toliau, tiesiog perkeldamas iš vienos vietos į kitą arba apsukdamas tuos kepsnius, kad jie tolygiau keptų. Ir stengiuosi palaikyti maždaug apie 140 laipsnių temperatūrą. Vos kepa ir tiesiog reikia žiūrėti, kad ta oda nepradėtų svilti, nes visą laiką yra kepama tiesiog ant tos odos. Galima būtų dar tuos kepsnius apkeisti vietomis, bet tiesiog kadangi užmauta jau ant iešmo, tai to nebedarau. Praėjus kokiai 30–40 minučių, toliau kepsniai tie puikiai rūkinasi ir pradedu matuoti temperatūrą. Ta temperatūra turėtų būti kepimo pabaigoje apie kokią 60 laipsnių ir reikia žiūrėti, kad tie kepsniai vienodai keptų. Tai reikia tiesiog, jeigu kepa vienas kepsnys greičiau, kitas lėčiau, žiūrėti, kur yra karščiau ir į tą pusę, kur karšta, atsukti tiesiog kepsnį, kuris yra mažiau iškepęs. Tai dar paskutinį kartą apsuku ir palaukiu papildomai dar kokias 7 minutės, kol galutinai iškeps. Visas kepimas mano atveju užtruko apie 50 minučių, tai tikrai yra pakankamai greitai, mėsa puikiai pasirūkino ir prikepė odelę, kas ir buvo pagrindinis tikslas. Nuimtus kepsnius dar šiek tiek padedu praušti. Tai visų pirma sakyčiau, kad toks kepimo būdas tikrai pasiteisino, odelė pasidarė traški, viskas tolygiai iškepę ir gardžiai pasirūkinę.
Jeigu kepsniai būtų storesni, tai viskas geriau čia laikytųsi, bet ta odelė jau atliko savo reikalą, ją galima tiesiog nuo kepsnio nupjauti. Ir man tikrai labai patinka, kaip jinai prikepė. Tai jinai ne tik tai prikepusi, bet ir tas riebalas yra pakankamai gerai sukepęs. Aišku, priklausomai nuo to storio riebalo, gali būti jo ir per daug. Nors kadangi nugarinė yra pakankamai liesa mėsa, tai labai gerai yra pamaišyti su tuo riebalu. Tikrai neverta jo viso nupjauti, bet galima tiesiog nuo tos odelės nupjauti perteklinį riebalą, jeigu jo per daug, ir valgyti tai, kas jums patinka. O dėl kepimo būdo, tai tikrai pasakyčiau, kad verta pabandyti. Jeigu norit pasiekti traškią odelę ir tuo pačiu metu, kad mėsa išliktų sultinga, labai vertas dėmesio variantas. Skanaus ir iki kito karto.